Labaliuką mergaitės. Oi, paėmiau vieną rožytę. Ačiū už klausimą, kodėl ilgai nebuvau. Nes buvo begalė netekčių, ar ne? Tai, kaip sakiau, šiais metais nenusinešim praeities į ateitą. Bet tiesiog gal, tokie pavyzdžiai, kad dar ne, kai mes suprantam, kad mes patys savęs neskirčiam ir atsisakom tų žmonių į savo gyvenimą, nebepriimam, tai tuomet atrodo, kad visata susivienyje ir padeda mum, ar ne? Ir tai yra labai daug pavyzdžių iš mano gyvenimo, iš artimų gyvenimo. Tai va, negalėjau gedulingų momentų vieną po kitos prisėst. Tai va, o šiandien tema tokia, žinot, gal pabandykit pažiūrėti gilumą visų vyrų, partnerių. Ką jie norėtų jums pasakyti, bet jie bijo, ar ne? Kas ten slypi jų mintyse labai giliai ar jausmuose to, ko jūs nežinot ir niekada nesužinosit. Tai šitas gėlytės, rožytės prieš jūs yra mano skintos, neskintos, vazonėlio augintos ir nužydėjusios. Aš jas ištaupiau ir skiriu jam. Tai pirmas variantas bus šita rožytė. Na, blogai, kad iš čia toj sekundė. Pabandyti. Tokia auginta. Kita rožytė antram variantui. Jeigu rinksitės pagal rožytės, aišku, galite rinktis pagal šitągi variantą. Tai čia antra rožytė. Man jau auga nauji žiedeliai. Ir trečia rožytė. Mažytė, bet tiesiog sekundę toj padarysiu aš jai čia, kad atsiskleistų visų savo grožio. Na, grįžtam į metamą. Pažiūrėkime, čia normaliai man rodo. Normaliai. Žunk normaliai. O, dar prie to pačio ištraukiau didįjį arkaną meilės. Nu ką, gerai, mergytės. 3 variantai. Ar ne, varysim su 2 kaladėm. Pridėsim. Dėsim paklausim ir pridėsim. Tai pradėkim. Atsiprašau, biškelį apsargus čia susakučiau traumų ir visko čia buvo. Tai pradėkim pirmas variantą. Ką jūs rinksitės? Ar ne? Tai kągi tas žmogus, žinau, partneris, vyras, draugas, buvęs, jaučia giliai, ko jis nesako, jum, ko jūs net nenutakot, ar ne? Na, pirmas variantą varyk. Okay. Ką slepi, ko nesakai, kodėl. Dadėsim tą patį čia. Atsiprašau, mergaitė, čia taip aš rikosiuosi, žinok, visą vakarą. Tas pats klausimas, pirmam variantui. Ką slepi, ko nesakai, kodėl, ką jauti, kokie slapti ten tie tavo mintis ir mintys. Ir kas ten dar, sąmonė, pasąmonė, baimės. Antras variantai, su jumis važiuojam. Jūsų vyro slaptas mintis, ką jis iš tikrųjų galvoja, sakykime, apie jūs, ar ko nesako, ko bijo, ar ne, ką jaučia, ką galvoja. Sorry, turėjau būti po 3, čia iš karto 4 išėjo. Čia, sakau, nieko čia neprireguliuosiu. Iš karto soriukas už garsus. Taip.
tas pats klausimas antram variantui, ką slepia, ką bijo, ką vertina, ką galvoja, kokios mintos. Ir trečias variantas, žinant su jumis. Aišku, dapildysim, jeigu pritrūks, ar ne? Ir aš toj pabaigiu, jeigu jau išsirinkot krito ir nieko nebekeisit, trinkitės, jeigu ne, tai galit luktelt. Tai trečiam variantui klausimas, jūsų vyras, partneris, meilužis, kolega, draugas, kokie jos slaptos mintis, svajonės, nežinau, iliuzijos su jumis, jau keturios, okay. Nežinau. Ko niekada nėra sakęs jums, ar ne, nedrįsta pasakyti, ar niekada nedrįsta padaryti. Nagi, trečias variantas, davai. Kraptam tave ir jau. Ką tu ten slepi? Kokios slaptos tavo mintis? Viskas, margičiukas. Jeigu išsirinkot savo variantą, valio. Jeigu ne, supratot, renkatės per 3 sekundas. Antras dalykas yra iki rugsėjo mėnesio man monetizainikas, tai reiškia YouTube mokėjimas užstabdytas dėl to, kad panaudojam autorių teisų ten garso takelį, aš ten jį pašalinu, bet apeliacijos ten iki rugsėjo mėnesio negaliu duoti. Tai žodžiu, renkamės, tai būčiau dėkinga, dėl ko pasakiau, būčiau dėkinga, jeigu ten paukotumėt, nes dabar atčiuko to, padėti ten negalėsit, nes yra uždraustas monetizainikas, nors jie už tą video jie nepaėmė nei centą, man uždraudė monetizainiką, tai nesupratau, kodėl dabar visiems uždraudė ten, kol įsiaiškins dabar. Įsiaiškinę jau yra, bet žodžiu, tokia politika, suprantat patys ir čia, kieno čia naudai. Ok, nesigilinkim tam, kur mūsų neliečia ir važiuojam. O gale atsimenam, kad papasakosiu savo istorijų, ką reiškia išsirinkti savo žmogų, eiti savo keliu ir kur tai nuveda. Ir antra, ačiū, jeigu donuosit, tai čia jau bus PayPal arba Revolutu. Tai ačiū, mergytės, važiuojam. Pirmas variantas. Pirmas variantas. Oi, kaip aš čia dabar. Gerai. Ko čia pradėti? Kai visada neapsisprendžiu. Niurio žytė pirmoji. Gerai, pradėkim nuo zombių. Zombiai. Slaptos mintis baimės. Nieko savo. Mintis baimės. Ką žinau. Viskas tas, kas slapta. Žiūrėk, slapta, va taip. Tai nežinau, ar jis jau išpergyveno šitą ir nėra jums sakęs to, kad blogiausia, kas galėjo įvykti. Pabandykim pažaisti su tuo telefonu. Sekundėlę, mergytės, naujas telefonas. Jis manęs ne visada klauso. Va šitą kortą. Aišku, neklauso. Tai tu čia klausai, ką nors, ne? Ne. Va šitą. Šitą kortą iliustruoja, matot, jo baimės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad matomai jūs palikot tamstą. Šitą tamstą. Arba jo baimė yra, kad jūs susirinksite daiktus. Aišku, žvalgydamasi ten atgal, bet jūs sakysit, man šitą gyvenimą yra per daug. Man yra negerai. Nes žmogus gali būti keli tokie traktavimo būdai, kad žmogus gali turėti priklausomybę nuo lošimo, ten gėrimo, netgi nuo to, kad nedirba, aišku, žinot, nėra pajamų.
tokių pastovių pajamų. Matot, surištas, bejėgis, pusiau invalidas, atsiprašau už kosulį mergaitės, jau čia iš visą mėnesį štai parau. Ir baimė dar didžioji, kad liks vienas, galimai turi draugų ar draugelių, tokių visokių, ir jie jį nuvarys žodžiu, va ten, kur labai blogai. Kompanija ir esmė tame, kai jis viso to bijo, jisai tą visą supranta, bet niekada niekam nėra to pasakęs. Ok, dar ką jisai masto galvoja. Žiūrėkit, o čia apie jūs. O čia eina jau mergailės apie jūs, sako. Nežinau, ar yra jums sakęs, bet sako, va koks aš buvau kažkada. Va toks va. Nu, ant žirgelio, jokim broliai. Na, čia dabar šiais laikais ant bems, aišku. Nervuojatas. Paskui bus mergaitės. Reiks jaučiu pritraukti. Tai va, jis sako, va taip pat buvo, aš toks buvau, sakykime, galbūt viską ar negalėjau užkariauti, mane daug dėmesio buvo. Tada mato jūs, kaip galbūt kokia pradžia jūsų buvo. Matot, kokia graži korta. Nu, kas čia yra, reikės, kol nesusireguliuos aš šito reikalo. Man atrodo, tol mes čia su juo labai pyksimės. Ai, beje, mergaitės neminėjau, kad aš nešioju akinius. Tai žinokit, nepasiėmiau aš dabar jų kažkodėl, tai gali būt, kad man čia gliūčinas. Nu, ta prasme, nematau, ar bliūrina, ar... Nes liktai mano anas aparatas kažkaip buvau gal pripratus, man atrodo, viskas ok. Ir jūs, nu ką, jūs imperatorienė jo akyse. Vis dėlto. Kaip be būtų. Matot. Vaikai visi jumis pasitikė, jūs pasiekus esat daug. Jūsų negazdina vienatvė, nes jūs sakot, aš niekada viena nebūsiu. O šitą žmogų gazdina vienatvė, kad jis ten ir liks, kaip sakant, nu, ok, pasakysiu taip gal labai žiauriai grubiai, bet, nežinau, ar čia sakyti taip grubiai, ar ne, kad žodžiu, taip ir liks ten toj kėdėj yra, žinot, esu girdėjęs ne vieną tokį variantą. Nežinau net ar kažką pridurti, ar norit mergaitės pridurti. Jos svajonės, jo dar, ar prisiminimai, ar kažkas tikėjimasis, kad jis su kažkokiom dovanom, ar su kažkokiais pažadais, ką jums yra pažadės, jis ateis. Pas jūs sakysit, o, prašau, ateik. Prisiglauskim ten, mylėkim viens kitą, visą kitą, aš čia pasakysiu ir taip toliau. Nu, kai bus mergaitės, čia nieks neįtakoja. Plius atsiminkit, kad pilnatis čia dabar siautėja, tai tokių emocinių būklių gali būti daug pa žmogų. Išmetam dar ką nors? Apie jūs, nu davai pažiūrėkim, ką jisai apie jūs, kokią jūs iš tikrųjų matą įsivaizduoja, ko jam nesako. Davai? Man labai labai įdomu. Oi, atsiprašau. Once, Moteris, pasižiūrėkit, apsirūpinus moteris. Apsirūpinus, graži, pasipuošus, išsilaikius, suprantanti grožį, mėgstanti galbūt gamtą, mėgstanti kažkokius rankdarbius, galbūt netgi, nu įvairiausia nuo floristikos iki ten visokių daržų, ten dar kažko. Ką dar? Sako, jinai... kaip čia dabar pasakyti? Jinai, sako, manęs neprisileidžia.
Aš sako, jinai galvoja, kad tai visa yra iliuzija ir jinai tiesiog neprisileidžia viso šito. Tai tiesiog, jeigu jam neišeis, tai greičiausiai čia matomai, kad atsibels į jūsų namus kažkas, turbūt ne vienas, galbūt galimai kartu su juo. Sekundėlę, mergėlės. Nukentėkim šį kartą be monetizainiko kentėkim, kol aš išmoksiu čia viską susidėliot, mane jisai nervuoja irgi. Gerai, Zikeli. Žiūrim toliau. Kas čia dada? Šitą iš šono. Pasiliekam tas dvi. Šitas irgi reikia pakalvoti. Ir antras variantas, su jomis važiuojam. Jeigu mergaitės negirdit gerai ar kažką, kai visada. Negirdit, jeigu kažkur kažkaip, tai, įsidėkit ausinkės kažkaip, tai bandykit. Tai būna, kad prausinkės dažniau geriau girdit. Tvarkoj, važiuojam su antru. Nu ką, antras. Tamsta papasakos. Pažiūrim, ne? Tos ir tos. Nu ką, verčiam po vieną. Tada pažemint. Nu, rožėlė, gražuolė. Verčiam po vieną, žiūrim. Tai jūsų vyriška lytė, ok. Nu. Ai, čia 4, kur iš karto. O. 8, 5. Ne, negal man taip daryti. Dabar taip, žiūrėkit. Jisai niekada nesakė jum, arba gal nesakys, kad jūs ištraukėt jį iš kažkokios tai situacijos. Galbūt sveikatos, galbūt kažkokios psichologinės, galbūt problemos kažkokios kažkaip. Jūs ištraukėt savo proto, savo šalto proto, kadangi žiūrėkit, jūs esat kardų karalienė. Kardų karalienė dažniausiai yra oro stichijos ir prispitus nelaimiai nuo jos padarys viską, ką reikia. Bet reikia to nusipelnyti, suprantama, kaip čia įvyko, neaišku. Tuomet šitą, ką jūs padarėt dėl jo, jis jums to nesako, jis sako, jinai, žinot, kaip aš jums pasakysiu. Pasakysiu taip, kaip, nežinau, kaip čia pasakyti. Buvo tokia istorija, kai gyvenau su savo vyru, galvau, kad gausiu aš ten tada stremnai, bet buvo žodžiu taip, kad jis mane tiek išnervavo, nes duris parkdavo, atidarinėdavas. Visas savo vaikas paskui bėga ten plikas ir panašiai ir aš tiesiog paklausau, sugebi uždaryti duris, sako ne. Ir aš uždariau jam duris, o paskui ten pradėjo lyti duris, sėdėjau ten jie už durų. O aš kaip psichopatė sėdėjau savo ramiai ten ir dariau savo reikalus. Tai va, tiesiog jis įsivaizduoja šitaip. Bazaro mažai, imuos veiksmuos. Jeigu bazaras nepadeda lojimas, imuosi šitaip. Ir sako, čia yra tas, buvo pergalės korta, didysis arkanas. Noriu ką pasakyti, va tie žmonės, kurie ateina, išeina, ar mes patys renkame save gerbti, rengti savo, atsikratyti to, ko nereikia, tuo metu netikėtai mes įsileidžiam sėkmę visur. Atsirandant gerai aplinkai, geriam santykiam, draugystėm, nejokiam važiavimam ten, vietoj to, kad pažvengti ar pasiatyčiot, mes pagerbėm, padėkojam, mes suprantam, kad žmogus yra toks, koks jis yra, jeigu mes galim jam pagelbėjim. Jeigu ne, mes tiesiog atstojam nuo jo. Jeigu jis kenkia mum, bet kokiu atveju emociniu lygiu, jis mus išvargina, jis energetinis vampyras, mes atsikratom. Tuomet tada į jų vietą ateina kiti. Tai va, ką noriu pasakyti, kai jūs įėjote į jo gyvenimą, jo gyvenimas tapo, didysis arkanas jam parodė, tu eini geriau keliu, nes tu viską laimėsi. Bet... Ir kas svarbiausia, viso to jis nesako, jis tą supranta, kad jūs ištraukėt jį iš jo, su juo jisai gyveno kaip karalius.
tikrai pergalė ir sėkmė jau buvo nusišvietus ir nusileidus, bet čia atsitiko va kažkas bet. Nežinau, peštynės kažkokios agresyvumai, dėl ko nežinau, su kuo nežinau, bet toks nelabai malonė asmenybė kažko paliko, kažkokios charakterio savybės. Va, šito jum nėra sakęs. Ir dabar važiuoju toliau. Ką toliau? Ai, vėl tu čia skraidai. Apsivertus buvo, žinokit. Na, okei, nesvarbu. Man reikia čia ką nors pridurti, ar nereikia? Žiūrėkit, aš jums viską iliustruoju dabar. Arkanų aš neminėsiu, kas kur kaip. Pasakysiu, kopas meilė, kopas tūzas meilė, didysis arkanas 13, mirtis perinamas etapas. Deja, ta mirtis stovi dabar gale. Tai man toks jausmas, kad matot kaip gaunas. Savo kelią neteisingą renkas šitaip atsiduria, nes neišnaudoja, nesugebėjo visatos siųsto ir jūsų dėka geras žmogus atsiradusio siųstų dalykų nesugebėjo išnaudoti, turėjo ir galėjo visą turėti va šitaip, va šitą. Tai ką mes kalbam? Šeima, laimė, krikštynos vaikai, ar ne, ten, nežinau, anūkai ir panašiai. Ten giminės, susitikimai, sakykime, palaikyms viens kitą. Na, o dabar va kur sėdi. Arba bijo ten atsidurt, kadangi mes kalbame, bet dabar apie gali būti ir ko jis nesako. Jisai supranta, kad praradęs jis čia atsidurs, arba kad jau atsidūrė čia, kadangi viską to prarado. Tai čia tik dar vienas įrodymas, ką sakiau, pasakysiu vėliau, ką reiškia, kai mes atsikratom to, ko nereikia, nesivadovaujantis ten apatinę dalim, o vadovaujantis aukštesnesnį. Va, ir va kaip būna. Gerai, antras variantas. Labai, sakyčiau, išsamus fainas jūsų variantas. Dabar trečias variantas. Važiuojam su jumis. Nu ką, pradedam? Oi, atitraukiam. Nu, mažoji mano rožik. Važiuojam su jumis. Taip. Jis niekada jums nieko nesakys. Dėl to, kad dabar nematau aš labai jo geros situacijos, arba jis pats supranta, kad jisai priklimpo ir nėra, ir ilgisi. Bet galiu pasakyti taip, kad sako, tu pakeitė mano pasaulį, tai todėl net nesitikėk, kad aš tave paliksiu. Nežinau, ar tai yra gerai, ar yra blogai, bet kuriuo atveju tai gali atsitikti. Taip, kad jisai čia gali netgi kurdamas ar būdamas kažkur kurti netgi tokius planelius. Oi, taigi mums dar yra dar viena zombi taro. Bet faktas, jūs pakeitėt, apvertėt jo pasaulį, jo supratimą. Jeigu netyčia esat kitur, tai arba tiesiog esat kartu ir jis jums to nesakė, jūs apvertėt jo pasaulį, jisai jūsų nežada palikti ir paleisti. Ir jeigu nesat kartu, kuria planus, kaip čia ką, o jeigu esat kartu, jisai ilgisi jūsų tiesiog, na, ta prasme. Oh, yes. Šešiukė. Šešiukė taurių, taurės meilė. Matot, sako, o Dieve, kaip man ją reikia apsikabinti. Nes jis nesakė, kad jūs jo akivaizdoje esat stipresni. Jūs galite atstoti netgi. Dalinai yra, pasiklausykit, Žydrūnas Sadausko yra ten tėviškų, tėvų, mamiškų, ten žmonų ir panašiai. Suprast, ką aš noriu pasakyti. Šito niekad nėra sakęs, o galbūt ir yra sakęs. Arba laiko kažkur užantį. Arba ne jum yra gal sakęs. Na, ir ką, dar 3 kortos liko.
Tūzas. Kas per tūzas? Nematau. Ace of Wands. Ok. O čia tai šūvit. Trečias variantą. Gerai. Dabar vargstam. Kur dabar tasai yra, kad aš ką matyčiau? Radau. Čia yra Wands bastos tūzas. Tūzai visą laiką yra pradžia, yra galimybės, yra atsiverimas. Bastos tai yra taip, yra aistros veiksmo judesio. Antras yra tūzas, dar vienas, kardų, taipogi pradinas. Bet man kas įdomiausia, kad vainikuoja visą tai. Va štai kas vainikuoja. Dabar ką jis man to nori pasakyti? Pats pradėjau visą iniciatyvą ir su tavim pasiekiau šitą dalyką. Gali būti, kad netgi jūsų kartu gyvenimas ar visų tuoktuvės ar kažkas buvo vienu momentu negražiai padaryta, kitu momentu jis nuo jūsų neatstoja. Tiesiog man taip rodo. Ne, čia reikia damest. Jisai nesako jum, dabar taip iš šito dalyko man kaip orkristo, ar ne, visatos kažkokie tokie dėsniai siunčiami, bet žiūrint iš šituos tūzus, kad pasiekiau savo tikslą, naudodams ne visai tokius. Vat atsirado galimybė ir aš to pasinaudojau. Vat atsirado galimybė pašantažuota, ne? Why not? Vat tai why not? Suprantat? Tai vat aš nežinau šito dalyko. Man čia trūksta, ką tu čia privinioji, pasakokis. Žiūrėkit, jūs esat taurių dama, kuri dovanoja šilumą, jinai atsiduoda visa. Tai dabar, man labai šviečias, kad buvo jo planas už jūsų susitikėt, galbūt padarė jums vaiką, galbūt davė jums tai, ko jūs svajojo, tai galėjo būti iliuzija. Bet jis mato tikrai švelnia moteram, kurią galima mylėti, simylėti ar ne, ir tai nėra labai palanku, kadangi mylimas vyras moters neužgožiamas, bet mylimas normaliai, net ant ciucipuciam visą dieną, žinai, bet aš kažkodėl matau, kad jisai baiminasi, ar tai, kad jūs liksit viena, ar kad jis liks viena, ar kad jis tiesiog, arba jūs tiesiog sužinosit tą blogą žinią, kad visą tai, ką jis pateikinėjo jum, buvo tokia manipuliacinė eiga. Kokiu būdu, aš nežinau. Vis dėlto, kokiu būdu, sakau, jis nežada jūsų paleisti. Mato jūs tą meilės karalienę. Ar ne? Ir kas čia bus toliau, bus įdomu, toks gyvenimas, visą gyvenimą mes neapžiūrėsim. Dabar iš asmeninės patirties, ką reiškia būti geram kitam. Daug kartų sakiau, aš jau minėjau, kad aš nenurimsiu, ko nerasiu vietos pasaulio vaikui. Šiam momentui mes jau metus laiko, ačiū Dabeginės spec mokyklai, už meilę, už rūpastį, ten yra tokia atskira bendruomenė, kurią pati aš norėčiau ten patekti pastoviai. Kai aš ten buvau tiesiog apakus. Tai va, ir viskas tas prasidėjo gerąją linkme. Taro kortą suvedė su mano draugės ten visos irgi. Kai pradeda save saugot, mylėt, atsiranda visokie kitokie dalykai. Tai dabar, kada nereikia, jisai pradėjo man čia jis taip daryti. Klauns. Ok.
Tai žodžiu, daug tokių dalykų, kurie sako, yra sutapimai, tai nėra sutapimai. Tai yra mūsų pasirinkimas, ar mes su tikslingu žmogum einam, mes atsikratysim to vieno, mes įgysim į tą pusę 2. Atsikratysim nereikalingų 2, mes įgysim 3 ar 4. Ir šiam momentui aš gyvenime turiu tiek, kai aš jums verkdavau prieš 2-3 metus. Šiam momentui aš esu davus interviu. Ir padėkojęs šitai mokyklai, mano vaikas yra nepalyginamas, mano savijauta yra remisija, kadangi nepaslaptis, kad irgi sirgau kitą formą ten tą depresinę. Ir va, ką noriu pasakyti, pradėjau atsirinkinėti savo aplinką, ieškoti šito. Ir šiam momentą esu laimingas žmogus, turiu begalę palaikančių žmonių, draugių, artimų, tokių artimų, kur atrodo net pati savo kartais nepasisaka ir Dievui. Ir širdelė mano pildosi dar kažkuo daugiau. Tai va, ačiū mergelės už visą tai. Ačiū, kad esat kartu ir kadangi neturim monetizainigo, nieko negaunam, tai tikrai bus didelis ačiū, jeigu per PayPaliuką mano paskyroje viršui ten pasižiūrėsit. Įmesit dėkingumą nors ten 16 centų ar ten 11 centų ar 66 centus ar eurą 11 centų. Tai va, ačiū mergilikės, kad esat kartu, apkabinu ir iki sekančio. Turėsim tikrai daugiau.